Tapymo technika. Kasdienė veikla. Šioje veikloje daugiausia dėmesio skiriama kasdieniai veiklai ir sąmoningumui. Tai gali padėti jums ugdyti sąmoningumą kasdieniame gyvenime, susiejant jį su kasdienė veikla. Jums reikės tapybos reikmenų, drobės arba popieriaus, akrilinių arba akvarelinių dažų, teptukų, vandens puodelių, prijuostės arba senų drabužių, drabužiams apsaugoti. Taip pat galite naudoti piešimo priemones, pavyzdžiui, spalvotus pieštukus, pastelę ir taip toliau, arba įsijungti atpalaiduojančią muziką. Neprivaloma. Pirmas žingsnis. Atsipalaiduokite ir pagalvokite apie šiuos klausimus. Kokia reguliari veikla leidžia jums ugdyti sąmoningumą? Pagalvokite, kaip sąmoningumas gali paveikti, pavyzdžiui, įprastą veiksmą. Kaip galite mėgautis puodeliu kavos ryte ar po pietų? Kaip mėgaujatės pasivaikščiojimais gamtoje? Klausomos dainos, kurios jūs nuramina. Mėgstamos televizijos laidos žiūrėjimas. Kaip praktikuojate sąmoningumą prieš miegą, kad atsipalaiduotumėte ir užmigtumėte. Antras žingsnis. Nupieškite ant drobės arba popieriaus savo mėgstamą veiklą ir arba veiksmus, kuriuos atlikdami galite patirti sąmoningumą. Atkreipkite dėmesį į spalvas, tekstūras ir formas, kurios atspindi jūsų pasirinktą veiklą. Ji neturi atrodyti tobulai. Svarbu tik tai, kaip ši veikla verčia jūs jaustis. Trečias žingsnis. Užmerkite akis, giliai įkvėpkite ir sutelkite dėmesį į dabartį. Apmastykite savo mėgstamos veiklos ir arba užsiėmimų grožį. Ir kaip šie paprasti malonumai pagerina jūsų gyvenimą. Šio užsiėmimo tikslas – per meną atrasti grožį ir džiaugsmą savo kasdienėje rutinoje ir pomėgiuose. Jis skatina sąmoningumą, dėkingumą ir ryšį su dabarties akimirka, padeda pagerinti bendrą savijautą.